Tautvydai, viskas, aš tavęs neprileisiu prie egzamino, nesimokai. Koks skirtumas tarp pomidoro ir Tautvydo? Pomidorai subręsta. Kaip tu sekėsi matkės konkursas? Labai prastai, gavau 3. Nebežinau, ar mane praleis prie egzaminų. Gali tekti, bet palauk, minutėlę, aš galiu žinoti. Palauk, iki kažkada. Ką aš darau? Aš nenoriu mirti. Aš noriu gyventi. Gyvent. Ilgai blogai elgėsi su manim pasaulis. Man reikia jį užvaldyti. Daryti karaliaus duris ir žengti iš tą erdvę, kurios man dabar žakintos. Aš žinau, kur aš patrakto, kur gauti patarimą. Taip, žinau. Labai svarbus klausimas man, kadangi aš jaunas žmogus ir mano širdį veda visokiausi jausmai ir kartais iškyla toksai klausimas, kaip užvaldyti pasaulį. Kam jį užvaldyti? Nereikia. Gyvenk savo malonumu ir tiek. Tu gali daug pasiekti, bet kažką labai daug ir prarasti. Ta prasme, būdamas eilinis visuomenės varžtelis, tu esi taip pat labai svarbus kaip ir eilinis prezidentas. Pavyzdžiui, jeigu žmogus norėtų būti ne varžtelis, o suktuvas. Suktuvas. Tada burk organizaciją ir sukiosi varžtelius. Ir šitaip po biškį aš galėčiau keisti pasaulį. Žinoma, taip, kad geranoriškai rodyti savo norus ir kitus dalykus. Aišku. Galit tam dalyvauti 2K komedijų šou, daryti savo performances, kažkokius kitus dalykus. Nes jie irgi ateina kalbėti bairių, bet jie taip pat ir mokinasi viešai kalbėti, nes juos visi žiūri, išmokti ištraukti iš jų reakciją, kažkokias, kaip sakyti, kitus dalykus. Aš kaip tik galvoju apie tuos stand-upus, bet atrodo, niekaip drąsos savyje negalėčiau atrasti. Kaip jūs patartumėt? Niekas negimė mokėdamas.
Tai dėl to reikia ir nepaisyti. Tai nėra nusidainavimas labiau matosi negu nusišnekėjimas. Nusišnekėjimas gali būti atrodyti, kad jis čia specialiai nusišnekėjo. Dabar Tautvydas bandys tapti komiku, ateityje jis neturės pinigų, nors jis yra labai vaisingas, tačiau visuomeniai jis mažai naudingas. Bet viskas pasikeis, kas buvo tas praeis, visi matys Tautvydo didybę, krypsis jūsų didenybę. Jūsų didenybę? What? Neskambinkit į noškę, Tautvydas išlėkęs, nuvarė jis į Seimą, Antanas sužavėtas. Paruoškit jam karietą, Nobelio pirmą vietą, padėkit jį į vietą, nukiškit jį į svietą, kas surakins gaus milijoną, galės prastumt už trilijoną. Juokingiausias iš visų, Tautvydas Lionikų, juokas teka per jo venas, prašom Tautvydai šokį sceną. Šokį sceną. Sveiki Vilniau, kaip laikotės? Gerai? Girdžiu gerai? Gerai, nes aš šiaip tragiškai, aš taip jaudinaus, kad net pamiršau pusryčius pavalgyti, bet mano močiutė pasakė, vargas ne badas, pavalgysi ir praeis. Taigi, beje, kas šiandien valgė pusryčius? Ką valgėt? Kiaušinė. Kiaušinį? Aš žinau, kaip tik pokštą apie kiaušinį. Žinau, kad tu atrodai kaip kiaušinis, tik su druska. Jo. Šokat šokius? Ką šokat? Tango. Aš kaip tik žinau pokštą apie tango. Aš lankiau tango ir tango buvo už kito lango. Ir aš girdėjau, kaip tango mokytojas kartą sako savo mokiniui, tu taip prastai šoki, mokinys klausia, kodėl? Tango mokytojas sako, nes tu šoki kaip tango žirafa. Supratai? Gerai. Gerai. Šiais laikais girdėjau, vyksta daug problemų tarp vaikinų ir merginų, tarp moterų ir vyrų. Tad realiai aš atėjau čia pasidalinu savo išmintim. Tai klausykitės, merginos, ypatingai, nes čia jums. Žinot, vyrai yra kaip katinai. Jas reikia myluoti, glostyti, maitinti, bet svarbiausia, įsidėmėkit, reikia džiaugtis. Žodžiu, čia nais ir baigim. Viso Vilniau! Kas man iš to, kad aš užkariausiu pasaulį, bet pakenksiu savo sielai? Linkėjimai mokyklos virėjams, jūs labai skaniai gaminate, nors aišku, aš nevalgiau, bet tikiu šiuo garbingu žmogum.